ką, reportažas iš Matalaskanijos. Šiemet pirmą kartą čia atvažiavau, buvau labai pasilgęs jau šitų kopų ir šitos vietos, nes jas skraidyti iš tikrųjų yra, fantastika. 60 km kopų, fantastinis kelimas. Paskutinės 2 savaitės vėjas nuolatos pučia iš tikrųjų ir sąlygos skraidyti yra fantastinės. Oras apie 28-30 laipsnių, galima skaityti trumpom rankovėm. Tik tai tiek, kad, diena tokia pusėtina iš tikrųjų, nes prognozė rodė, kad vėjas bus į krantą, o iš tikrųjų yra maždaug 45 laipsnių kampu. Tai atitinkamai, prieš vėją skrist, tai kažkokiom bangeliam tenai šiaip netaip pukšėt sekasi į priekį, o jau kai apsisukė atgal skrist, tai, laikykis, taip sakant, greitis didelis. Tokio kažkokio užtikrintumo didelio nėra, kad kokį nors rimtesnį posūkį padarysi, kur nuo žemiau nusileisi, tai pavyks užsikelti viršų. Tai žodžiu, prie pat šlaito, aišku, jie sukuriuoja, bumsi, sunku sparną išlaikyti stabilų. Bet vis tiek geriau paskraidyti taip, negu sėdėti ir žiūrėti, kaip kiti skraido